Hei, sveiki visi atvykę į paskutinį šio sezono PVS epizodą. Mes su Airdu norim išreikšti jums labai didelį ačiū ir pasakyti, kad klausėte šitą sezoną. Buvo smagus, iš tikrųjų grįžom nuo ten, kur pradėjom, nežinau kaip tu, bet man visai patiko. Aš atradau iš naujo podcastus ir iš naujo užsihypinęs, esu labai fainai, jaučiuosi gerai. Ir tikrai turėjau fainą sezoną, bet jis dar nesibaigė, nes vasarą vyks darbai. Todėl, kad vasarą turim komandiruotę, o po vasaros turim Arūno Valinską raustus, kuriem ruošiamės intensyviai. Jūs intensyviai perkat bilietus. Jo, kas labai džiugina. Žinokit, dar labai faina yra, jog žiūrit Stonkaus raustus ir yra labai didelis iš tikrųjų toksai susidomėjimas ir gerų komentarų lavina užpuolė mus, kas be galo sušildo. Reiškia, įvertinat tai, ką darom. Tai ačiū dar labai stipriai. Jo, ir kviečiam apsilankyti komandiruotėj, Arūno Valinsko raustuose be abejo. Mes padarysim iš savo pusės viską, ką galim geriausiai, jau darome. Ir tikimės, kad susidomėjimas nemažės, o tik didės. Ir paskubėkit įsigyti bilietus dėl to, kad pigiausi bilietai jau kaip ir dingo. Būtent. Tai bilietus platina kakao.lt, bilietų nori dar rasite video aprašyme ir susimatom kitą sezoną. Ir susimatom per Valinsko raustus Žalgirio arenui spalio 17. Čiau. Gerai, mes visi lyg ir pasiruošę. Reikėtų kariuomenę rekrutinti rokelį, vis tiek kažkur rastų, kur panaudoti šitą. Reikia Grincevičių ir rokelį paimti. Pavyzdžiui, jūs dabar matot roką. Yra technologijos žmogus. Ar jisai būtų reikalingas kariuomeniai? Rokai padaryk taip. Būtinai. Ok, tai sveiki atvykę į dar vieną Pralašvinę šaltą epizodą. Šiandien turim keletą svečių. Mūsų kolega Kristoforas, o Kristoforas pristatys mūsų svečią, nes aš nenoriu suklysti. Lietuvos karo akademijos viršininkas, pulkininkas Ričardas Dumbliauskas. Arba kitaip, filologijos mokslų daktaras. Pats pasiskelbęs. Bet tai labai dėkui už regalijas ir pristatymą. Mėly klausytojai, žiūrovai, labą dieną, labą naktį, labą vakarą, labą rytą, kada bežiūrėtume, bandysim sutelkti jūsų dėmesį, ypač jaunai kartai, matau, kad to vis dažniau reikia. O, tikrai taip. Šiandien mes epizodai rašom gegužės 20 ir šiandien prieš kelias valandas mes gavom keletą pranešimų apie įskrendantį galimai droną. Tai taip, mes dar jeigu ką reikia žiūrovam pasakyti, kad pulkininkas leido kreiptis tu. Viens į kitą, tai... Tujint. Pilnai. Tai, Ričardai, kaip pats reagavai, kaip būdamas pirmiausia kaip Lietuvos pilietis, o po to kaip Lietuvos kariuomenės karininkas į šitą pranešimą? Kaip Lietuvos pilietis, ko gero, čia buvo pirmas toks nemokomasis signalas, taip fakto dėliai. Ir pagaliau prasidėjo, ta prasme, kažkokia reiškia valstybėje yra reakcijos stebėjimo sistema. Yra įspėjimai. Aišku, ten gaudom dėl uragano, dėl vėjo, dėl dar kažko, bet tokių kinetinių arba karinių grėsmių, ko gero, tai pirmą kartą gavom visi. Ir signalas atėjo, ten kaukė tie mobilus visą kitą. Tai čia viskas tvarkoj. O kaip karys, tai čia man nebuvo naujiena. To prasme, visada Afganistane visur ten ir bėgęs į tuos šelterius ir su šarvinė liemenė miegojęs, susiklojęs, nes pavargau lakstyti, visokių ten reakcijų teigia patirti. Tai kažkaip priėmiau labai normaliai. Tai pirmas žingsnis, tai reikia šaltai reaguoti į tokius dalykus. Toks kaubojiškas nusistatymas, žinai, jeigu skrybėlės neperšovė, tai stipriai nejudėk dar kol kas. Ir aišku, reikia būti pasiruošus. Ne viskas pavyko gerai, neturėjom tokio specialiai šitai temai ypatingos treniruotės, pamatėm, kad ten trūksta šiek tiek vietos Rusijai ir panašiai, bet šitą pasitaisysim. Ne visi žmonės žinojo, ką daryti, bet mes greitai besimokantis ir pataisysim šitas mažas problemytės. Mane kas nustebino, kad pasirodo, kad Seimas per tiek metų neturėjo nei vienos pamokos, ką daryti. Tokiu atveju. Tai prasme, buvo... Čia pirmas atvejis? Ta prasme, pratybų nebuvo? Jie nežinojo, kur eiti, netgi. Sako, nebuvo panikos, visi tipo normaliai, be jokių tenais grūščių, bet sako, nežinojo, kur eiti daugumą žmonių. Tiesiog Seime mūsų.
Jo, buvo per LRT paskui ėjo toksai kaip ir radio pranešimas, kur tipo sako Simūnai, kai kurie sako, visi be panikos, bet nežino, kur eiti. Jo, sakom, mes nežinom, ką daryti, sako. Aišku, aš patarimų neduosiu, bet teko sausio 12 būti Seime 91 metais, tai ten tokia gera vieta yra prie vitražo, pakankamai saugu. Atrodo, kad vis dar Molotovų būtume užsilaikęs iš tų laikų dar tenais. Ne, tai yra dar, kaip ten sako, yra sėkmės, likimo ir visa kita dalykai, gali plytą užkrist, gali mašiną nutrenkt, gali pats susimušti per skrolindamas prie vairo ir gali, tai vien pagal tikimybių teoriją, kad atskris į tave va šitas būtent dronas, tai lengviau laimėti teleloto, ko gero. Jo, nes reakcijų buvo įvairių, mes dar su Kristoforu šiek tiek šnekėjom. Aš tuo metu, kaip šitas pranešimas buvo, man išmetė į skydelį pranešimą, nes aš su motociklu važiavau, kad tipo, raudonas tas signalas. Ok, tai važiuojam toliau, važiuojam iki artimiausios vietos, iki studijos ir paskui visiems parašiau, ar podcastas vyks, ar gavo visi pranešimą ir taip toliau. Paskui ten scrollinam toliau ir žiūrim, kad kažkas netidaro durų į šitą visą slėptuvę. Priedanga. Priedanga, jo. Atveju buvo, kad kur žmonės ėjo, ypač ten. Užrakintos priedangos. Jo. Arba kur ukvažiai sakydavo, čia nėra priedangos, tai paikit laukan, nieko nežinau. Jo, tai buvo tokie variantai, tu sakai. Prie mano namą restauruoja žmonės atvykėliai iš rytų. Tai jie kaip klausė radijo ir dirbo, taip ir dirbo toliau. Sunkiausia, bet aš galvoju, vis tiek, nežinau kokio tipo dronas buvo, bet jeigu tas, kur su dizeliniu varikliuku, aš nebūčiau girdėjęs, nes jie su šito dirba generatorium. Benzino tai būčiau negirdėjęs. Būtum prasileidęs. Būtų dviguba žala. Bet gal to pačiu, žinai, kaip skydas veiktų jie tau. Gali būt. Tai kažkaip jie nepanikavo, tai aš galvoju, tai jeigu jie ramus, tai ir aš ramus, aš tik porą šovinių papildomų įdėtuvį įsidėjau pistoletą ir tai, maža ką. Tai yra tam tikrų praktikų labai senovinių, latiniškai vadinasi premeditatio malorum. Tai, pagalvok apie blogus variantus, tik neužsileis su blogais variantais, nes smegenys turi tokią savybę, žinai, pradeda kur tau istorijas ir sapnuosi lankyti ir taip toliau, bet tokius einamus variantus ir, įskaitant neik per raudoną šviesą, skrolindamas, ne? Ir tada pagalvok, ką tu darysi. Vienu, kitų, trečių atveju minimaliai, maksimaliai ir visa kita. Nes jeigu apie tas išgyvenimo, nes buvo išvykimo kažkokias kuprinės, čia liepė susidėti, tai yra išgyvenimo kuprinė, tvarko, jeigu prie tavęs, tai kaip minimum dokumentą turėk atsigert, tai kaip minimum kažkur šonė ir tuos dalykus pasimkiau ir ten kažkokius veiksmus daryti. Ir svarbiausia išlaikyti šaltą protą, ne, visada, nes emocijos pagauna, baimė pati didžiausia emocija. Tai kaip ten, savirankose reikia laikyti ir paskui tie atsakymai ateina. Ir ne visada su minė bėgti yra geriausias variantas, nes kur daug žmonių, daug problemų, tai geriau ras savo mažą keliuką iš šoną kažkur. Nes kaip suprantu, ta baimė yra užkrečiama, ar ne? Vieni pradeda ir paskui prasideda. Tai panika yra aukščiausias baimės laipsnis arba kategorija ir užkrečiama ir tada visa ta šutvė žmonių ar gauja, tampa gauja ir jeigu atsiranda dar vedlys, o vedlys gali būti raminantis arba dar ir dažniausiai būna dar provokuojantis didesnę baimę. Ir žinomi patys, prieš norėdamas dievulis nubaus protelį atima iš pradžių, tai atsima protelis ir darai nesąmonės. Nes, pavyzdžiui, aš dėl tų kuprinių... Spūstys būna, ten užsispaudė žmonės, galvoja, žinai, nusrautų ir visą kitą. Kadangi teko tarnauti Lietuvos kariuomenėje, tai tos vidinės ramybės yra kažkaip. Man baisiau ir gal kartais šiek tiek liūdna ir šiek tiek pikta žiūrėti iš šono, kad žmonės panikuoja labai stipriai. Ir man tada kyla klausimas, tai kur jūs buvote visus tos metų, kai jau nuo 15-14 Ukraina yra užpulta? Kodėl jūs nežinot, kur turniketas namuose ir taip toliau? Ne, tai man irgi, žinai, tai klausia atskiri žmonės, tai ką man daryti, žinai. Sakau, nusikrauk čia GPT, įsirašyk, ką man daryti, ten gerai atsako dažnai. Tai bet vis tiek ką daryti, sakau, atsigulk ir paverk. Kažkaip taip, žinai.
Tai yra algoritmai, kalbant apie masinę paniką ir va tie dalykai, aš čia kažkada jau esu sakęs, ta mirtis, tu bėgi nuo kažkokio, nuo vilko ant meškos vadinasi, pagal liaudės patarlę, bėgi nuo kažkokio įsivaizduojamos grėsmės patenki į realią, į masinę avariją. Ukrainai buvo irgi, kai pradėjo, bet čia gal žmogiška, žinai, pradėjo visi sprūgt, žiema, šalta, spūstis, vaikai, šilumą reikia palaikyti, bakas baigėsi. Ir tu kažkur tai prie bačkonių link Kaišiadorių stovi, žinai, ir prieš tave automobiliai, ir už tavęs, ir ką dabar darys, ir degalų nebėra. Bet apie tokius dalykus nepagalvoja. Jo. Aš dar dėl tų kuprinių, žinai, aš visą, kaip sako, flexindavau, kad aš esu pasiruošęs, aš ten turiu, žinai, realiai, ten visko prisidėjęs. O pats pirkai ar dėl... Aš susidėjau, jau Antanaitis, įmonės. Parašiau Antanaičio, ką reikia, sakau, surašyk man sąrašą iš Pristinai, jeigu gali, tai man surašė viską, tai iš to, ką surašė, neturiu tik šautuvo, nes jis sakė, šautuvo reikia irgi turėti su savim. Ginklą reikia sakyti. Tai tipo, Ryšiai, gal nemato žmonės, bent jau Ne, šito nepranešinėjau žmonėms. Aš šitą pasidalysiu apie tą ginklą, tokia istorija. Tai čia viena iš paskutinių partizanų paėmė NKVD, jau tada MGB buvo ir teisė, ir toks atviras teismas. Ir du NKVD šonė stojo kaip sargybiniai, su PPŠ 4-1, tokiais, su būgnais, šautuvais, pistoletais, kulkosvaidžiais, jeigu tiksliai. Ir ten jau tas kaltintojas prokuroras sako, tai ką tu darėjai, jis ten kažką sako, nesako, žinai, jau kas tave rėmė, sako, kas tau valgy davė. Ir jis taip su pirštu rodo į tą į ginklą ir sako, šitas man viską davė. Tai gal nuo to reikia pradėti? Ja, bet aš galbūt dėl tos kuprinės, kad aš tiek fleksinau ir dabar krauščiuosi iš vienos į kitą ir tą kuprinę naudojau kaip persineš daiktam, žinai. Ir savaitę laiko, žinai, aš buvau viską įsidėjęs, tos daiktus išsimėtęs tos išlikimo ir galvoju, vėliau susidėsiu, žinai, ir tipo šiandien toks atvejis ir ta kuprinė tuščia, žinai, ir toks vienintelis kaip prireikė ir nebuvo jos. Ir tada, kol ten susirinkau, viską pusę valandos praėjo, 20 minučių. Svarbiausia vandens, man atrodo, turėti. Čia yra kažkaip man. Tai čia pradžiai. Man yra įstrigę, nes mes jau čia esam su vyrukai šnekėti apie sausio įvykius, nes mano irgi tėvas amžinatlis buvo aukščiausių tarybai tuo metu. Labai, aš žiūrėjau, apsaugos skyriui. Tai man ir mama, ir močiutė visą laiką pasakojo, kai prasidėjo sausio įvykiai ir pučas, kad tėvas iškart paskambino, kai tik tai pirma grėsmė, sako, prisileiskit vonę vandens. Čia, kad būtų išgyvenimai. Tai šitą irgi turbūt. Dar talėto bakelį būna prisikaupę, žinai, nebūtinai. Jo, jeigu tik tai higienos įgūdžius. Taip, tai jeigu tik tai yra galimybė, tai šitą vandens. Ir kaip kalbėjom apie baimę, labai džiovina gerklę, ta baimė irgi norisi kažko tai. Taip, bet ir net rekomenduoju vilkmergesnį alkoholį. Kada tu pasakei ne Lietuvos kariuomenė. Kada išsigąsti, vis tiek tas žmogus, vis tiek kažkiek tai žvėris sudoja arba gyvūnas, tai reikia pagurkšnoti vandens. Nesužvyta stirna, jeigu jinai pradeda lakti, reiškia, liūtas jau nebesivėja. Suprantat, šitą momentą reikia pagauti. Tai tu turi užpanikuoji arba lėtai kvėpuoti pradėti, arba, pavyzdžiui, atsigeri vandenėlio kažkiek tai lašų ir per smegenis prasijungia, kad tu jau kitą biškį veiklą darai. Ne tai, kad saugu, bet biškį veiklą reikia pakeisti ir tada tas grįžta, pulsas normalus ir viskas normaliai. Atsiprašau, kad pertraukiau. Viskas tvarkoja. Aš tiesiog, kad ne Lietuvos kariuomenė sakė, kad gerti vilkmergesnį alkoholį, okay? Taip, aš pasakiau. Taip, tu pasakei. Linkėjimai. Tai va būtent. Tikrai, tai dabar rezimuojant. Šiaip nebedarom, čia kartais darom, kartais nedarom. Šitą, kaip apie vestuvę sako, valgyt buvo, gert buvo, bet raginimo nebuvo. Raginimas kur? Jeigu tai raginom pulkininkė, skanaus. Tai vandenėlio, nes biškai truputėlį džiūsta gerklė iš jaudulio. Viskas tvarkoja. Tai dabar rezimuojant, mes jau apkalbėjom daug dalykų. Tai po šiandienos įvykių, šiandienos šitų visų pranešimų, vandens nereikia dar prisileisti. Tai turbūt ne, visą vonę, tiesiog reikia atsigerti vandens, kad šiek tiek prajudins smegenėlės ir neįti tokią didelę paniką, kaip buvo keletą kažkokių variantų, kad ten jau pasus ruošiasi ir taip toliau, žinai. Įdomu, kas bus, nes dabar mes 1 valandą filmuom, ką vakare atstovai, tiek turbūt kariuomenės, tiek
vyriausybė, sakys, man labai patiko draugo komentaras, sako, baltalietuvis, čia toks mūsų dievukas internetinis, jau 2 pranešimus internete paleido, Ruginienė 0. Tai va, tai ką mes kalbam. Šiek tiek pakalbėjom dabar apie baimę ir buvo mūsų kolega apsilankęs pas jūsų, Emilis Jokūbas. Ai, manau, tai buvo. Taip. Ar matėte mūsų karyje baimę? Faktas tas, kad jam pasikeitė aplinka, tai kario būtina savybė, keletas ten yra jėgos kaip ir turi, žmogus sportuoja, drąsos reikia, būtinai. Taip. Įgūdžių ten per tas keletą dienų, kiek galėjom, tiek suteikėm, ir garbės. Ir va čia toksai, ko jau baziškai, ko kariui reikia. Ir jisai, aišku, tie žmogus, kaip sakyti, scenos ar interneto, tai viskas tvarkoj, kompleksų jokių, labai šaunuolis, žanro atstovas, aišku, viskas pagarba ir labai greitai integravosi, pasakyčiau. Tai viską, kaip tikras lyderis gali sekti, bet gali ir suvadovauti. Ta prasme, tai kaip sekėjas, jisai visiems jo sekėjams ir jūsų sakau, jeigu gebi sektai ir suvadovaut galėsi, viskas labai paprasta. Ok, tai sveikinimai, Emiliu, iš tikrųjų, ne iš šono nepasakysi, kad taip gali žmogus reaguoti. Aš tai kažkaip su kiekvienais metais vis labiau suprantu, kad Emilis yra neapšlifuotas dar Lietuvos deimantas. Okay. Ta prasme, ir humoras jo, ta prasme, kiek aš dabar vedu, kai žinau, kad meluoja, jisai, turbūt vienas jokingiausių ten svečių, bet jo IQ labai aukštas yra. Tai kariuomeniai, jo, jisai domisi dalykais, jisai, žinai, gal jisai nesidomi tais dalykais, kur mes gal domimės, ar ten, nežinau, Airdas, gal neskaitote knygų, kiek Airdas, bet ten sporto, ten, ta prasme, kalorijas ten iki milimetro, iki miligramo skaičiuoja, ten sportai, nežinau, ten technologijos, man atrodo, irgi. Tai šiaip labai imlus dalykams. Jo, plus, atsiprašau, jam Emiliui yra kiek, 28, 8. Nebe paauglys jau. Tai va, aš kai ėjau į šauktinių savanorius, aš buvau vienas vyriausias, man buvo 25, tai aš jau buvau plius minus sąmoningas, toks jau vyrukas. Ir aš mačiau, kaip nesiseka 18-mečiams, kurie ten pirmą kartą lovas ir ten koinės rankom plovinės. Bet gerų pamokė kariuomenį. Tai bažnyčioje blogų dalykų nemokogi. Taip, tai čia dar turbūt prieisim dar prie ir akademijos kariūnų gyvenimo. Tai Emilijui dabar, kai 28, jam su jo pasaulyje žiūros, jo suvokimui, žinai, įvažiuoti visą tą ritmą, tai aš manau, easy. Daug lengviau. Jo. Aišku, plus, kai žinai, kad čia, kaip jisai mėgsta sakyti, šitą žodį, Garšva, kaip dažnai naudodavo tą žodį simulacija, savaitės ar 10 dienų simulacija, tai žinai, dar turi pats įtampos ant tiek, turbūt nejauti, kad čia ne 4 metam. 4 dabar metus tarnavo kariūnai. Ar kiek? Mokosi 4. Mokosi, taip. 4. Okay. Bet šiaip kalbant apie jaunąją kartą, buvai ne kartą minėjęs ir kitose podcastuose, kad yra pratingesni negu buvo anksčiau. Nors jeigu iš šono žiūrim, visuomenė labai sako, kad mes tingus esam. Tai pasižiūrėjo, kiekvienai kartai savos problemos, žinai. Ten mano tėtis pasakojo, kad ganė karvę, žinai. Kitas, kad kombainą vairavo kažkur tai kolchozė, žinai. Mes ten gazuotą vandenį už 1 kapeiką gėrėm, už 3 su sirupu, žinai. Tai čia gali pasakoti, visokių yra patirčių. Tai pradedam nuo to, kad kiekvienas žmogus apie save gali knygą parašyti, kuri gali nuobodi arba linksma būti ir taip toliau. Tai aš nelabai mane įtikina to, žinai, tos kartos ten stereotipizuoja, nes kiekvienoje kartoje yra, kaip sakyti, kaip ten sakė, kiekvienam kaime yra savo šventikas, kekščiai ir darbų ir kalvi, žinai. Tai kiekvienoje kartoje yra. Dabartinė karta, jinai protingesnė dėl to, kad turi prieigą prie informacijos. Mažiau ideologizuota, turi savo požiūrį. Iš minusų, nes tokiam greito maisto restorano kultūroje gyvenam, tai tą dėmesį sunku sutelkti ir norisi kažkokių naujų ten tų vaibų ir naujų vaizdų. Bet ar kariuomenė yra būtinas naujas vaibas, būtent kad pažabot Gen Z?
Nu, tipo, vien tik dėl to, kad jų dėmesio neišlaiko. Ne, tai kariuomenė yra pati iš savęs organizacija konservatoriška. Čia gaunam pylos iš įvairiausių ekspertų, žinai, kurie ten prisirinkę įvairiausiose vietose istorijų, gerų patarimų, kritikų. Labai faina daryti, faina kritikuoti, kada tau nereikia siūlyti, daryti ir atsakyti už tai, ką padarai. Ne? Tai čia galime vienas kitą, žinai, suvolioti su išmatom, žinai, ir paskui ir laimingai įsiskirstyti. Bet tas gyvenimas yra šiek tiek sudėtingesnis bendrai. Tai aš pasakyčiau taip, jaunoji karta, aš tai didžiuojuosi, ypatingai kariūnais didžiuojuosi. Aišku, irgi visokių būna ir ten drausmės pažeidimų įvairiausių, ir nuotykių, ir viso kito, tam turim drausmės statutus, bet pats turiu, kaip sakyti, tos kartos vaikų ir viskas tvarkoja su jais. O ten, kai pasiklosi, taip išmiegosi, tai negalima stereotipizuoti. Ir gal dienos galiai yra mūsų vaikai. Tai tarkim mano karta, kur dabar yra, tarkim jūsų metų vaikinai merginos, tai šiokį tokį neprieitikliai, ten tie tarybiniai deficitai, visokie dalykai ir po to jie taip nuauklėjo. Tai turėtų mano karta pasimti kažkokią atsakomybę už jūsų kartą. Įkišo ten Gameboy'ų į rankas, po to tobulėjo tos technologijos, pasiliko su judančiais paveiksliukais vaikais, jie darė verslus, kūrė gyvenimą, pildė šaldytuvą, žinai, ir paskui ateina ir kaip čia dabar bus. Aš vienam šeimos baliui turėjau tokios kritikos iš dėdės, jūsų metų buvau. Jūs čia nieko neverti, nieko negalit. Sakau, dėdė, vardo nesakysiu, sakau, dėdė. Sakau, Egipte iškasė papirusą ir ten parašyta, kokie baisūs laikai, kokie baisūs mūsų vaikai. 3000 metų, ten plius minus. Taurelę, aišku, keliam, pilnametis buvo. Sakau, pakelsim už tai. Sakau, žinai, kokia teisybė yra. Aš kaip tu dar galiu būti, o tu kaip aš jau nebūsi niekada. Boom, roastės, dėdė, boom. PVŠ roastės. Aš po to gerai sakai, išeičiau, tipo, ir daryk, ką nori. Dropino mikrofoną. Galvok, kažkas tai tokio, tai nežinau, visur visokių yra ir yra, nežinau, procentaliai irgi negalima paskirstyti, bet kaip kariškas principas, einam į karą su tuo, ką turim, ne? Kuo turiu, tuo duriu. Taip. Trumpai šnekant ir viskas, Norėtųsi kito jaunimo, bet galbūt pagal įsivaizdavimą kažkokį, bet jisai yra koks yra, kito nėra. Nei Lietuvoje, nei pasaulyje ir judam į priekį. Aš vis dar einu mitais ir stereotipais, noriu, kad paneigtumėt arba patvirtintumėt. Sakoma, kad karta yra minkštesnė ir jautresnė ir kad styksta galbūt to agresyvumo. Nes visgi karys, jisai turi būti. Agresija, greitis, nenutrūkstamumas, pagrindiniai principai. Šiaip šalto proto karys ir žinantis, ką daro, yra vertingesnis už emocingą kažkokį judesį, žinai. Tai biškinį truputėlį ne ant to stato, man atrodo. Tai statistika rodo, kad yra ir tų smurtinių nusitikimų ir ten ir sporto parodo, ir merginai, ir viso kito ten. Tai, kad jo apmažėja tos smurto ir tos agresijos nuogos, tai gal ir gerai. O kad mes ten buvom kaimo šokių sumušti arba kažką sumušėm, tai irgi nelabai yra apie ką didžiuotis, ne? Taip. Bet, pavyzdžiui, kaip yra ugdomas tas toks, nežinau, agresyvumas karyje? Bet nes jis privalo būti šiek tiek, nes jis turi nebijoti. Tai savo esmė, ta profesinis darbas yra paveikti kitą žmogų, dar paprašiau kalbant, nužudyti. Taip. Tai žmogus, ir čia mokslo įrodė, tai čia ne aš kalbu, tai žmogus išpaikintas kompiuterinių žaidimų, žinai, ten video žaidimų plačiaja prasme, ir jeigu jisai šaltai žudo ten zombius, nežinau, kas ten eina, zombiai, kitos armijos, ten, su kuo nori, ten visokių yra jau.
aš praleidau šitą etapą, tai negaliu stipriai komentuoti. Tai jisai šaltakraujiškesnis bus vykdytojas negu tas, kur dar kažkokių tai turi tabų arba kažkokių sienų, ten kažkokių. Tai šitą kartą jinai dargi parodys save, jeigu reikės. Ir gali labai stipriai nustebinti. Ta prasme, apie mastą ir požiūrį ir visą kitą. Kalbant apie tą pačią Ukrainą, taigi ten nieko švelniai nevyksta, ten vyksta dalykai, kurie dar reikėtų jungti fantaziją, net ten antro pasaulinio karo didžiausiam budeliam, ne? Jeigu tai Taip. Bet tie patys mūsų partizanai rašė, kad apskritai, kur tie, kurie atrodė labiausiai ten, žinai, tokie, mačo, ten, kur kalbėjo garsiausiai, tie dingo, o daugiausiai parodė tie, kur ten visokie studentai, medicinos, kaip ten Baliukevičius, Zukas ir panašiai, kur niekas nesitikėjo iš jų netgi. Bet per karą jie labiausiai ir parodė, kad jie labiausiai ten nepabijojo, jie labiausiai tie, kur niekas negalvoja, kad parodys. Tai čia irgi toks gali apgaulinga būti, vieni rodai, bet karo metu pabėga, žinai, ir ten ar... Tai tie visi, čia vėlgi seka labai paprasta, mintys labai gerai, žodžiai irgi labai gerai, bet daugiausiai sprendžiama per veiksmus, ne? Tai ką tu darai, ten fiziškai, nes tie... Ponas, pavyzdžiui, Markulis, pseudonimu Erelis. Legenda. 38 pasileido kaip aspirantas. Tai reiškia, tas JKVM dabar mūsų supratimu, studentas rezervo karininkas. Ir jisai dėjo tokią patriotinę kalbą, suvarė į ašaras prezidentą Antaną Smetoną, jis apsikaibino, jis sako, kaip gerai, kad tu dabar papuoštų mūsų ginkluotasias pajėgas, bet sako, ne, aš noriu būti daktaru. Ir tai čia buvo žodžiai, graudinantys ir labai aukšto lygmens, ir po to buvo darbai, ne, ten 10-mečio bėgiai. Tai čia visai būna su tais. Čia kas nežino, jis išdavikas buvo. Didžiausią mastą turbūt daugiausia žalos padaręs partizanų. Tai puikus oratorius, organizatorius ir suburdavo centralizuotai ten mūsų partizanų, ten tos būrius, judesius, apygardas ir po to įduodavo švelnę ranką į... Ir netgi kai jį įtarinėjo, jau jis vis tiek sugebėdavo įtikinti, jau jį įtarinėdavo berods ir jis vis tiek dar įsivartydavo ir įtikindavo, kad čia, Ir labai oriai gyvenimą pabaigė, kas pikčiausia. Vartytuvas, ne? Jo. Skirtingai nei Kostas Kubilinskas, kuris irgi yra Lietuvos išdavikas, tik noriu priminti. Kalbant apie dabar šitos išdavimus ir taip toliau, mes buvom kalbinę iš redakcijos porą žurnalistų ir ten šiek tiek jie buvo užsiminę, pavyzdžiui, apie verbavimą, kai priešiškos valstybės jau pradeda verbuoti įvairius asmenis nuo įvairių akademijų. Būna, kad pastebit kažkokių keistesnių pažiūrų turinčių žmonių ir kaip su jais, pavyzdžiui, elgėtės. Tai grįžtam vėlgi prie to, kad mes visi vieningai, jūsų tėvai, aš irgi dar negalėjau balsuoti, prabalsavom už tokią respubliką, kokią turim. Jinai vystosi ganėtinai neblogai. Tai pas mus yra nuomonės. Aš kaip kovotojas prisiekęs ginti visus Lietuvos piliečius. Tai aš nelabai skirstau ir dabar, kada mes kalbam apie grėsmės, kurios yra terorizmas, espionažas ir ardomoji veikla ir visa kita, tai mes pirmas dalykas turim ganėtinai neblogai veikiančias žinybas ir tas procesas vyksta ir vyksta areštavimai, tai ir visa kita, jeigu kalbam apie šnipinėjimą, verbavimą ir šitos dalykus. Kitas dalykas požiūriai, nes žmogus sukuria informaciją patys žinote. Tai jeigu jisai ten prisiskaito, prisiklauso ir visa kita, tai dar yra kažkoks tai šansas, kada jį gali pagražinti, bet jeigu jisai pradeda dirbti priešiškai, bendrai išdavystė tai yra žmogiško gyvenimo dalis. Tai čia ne čia Makiavelis tai pasakė prieš kiek čia metų, 400-500 metų. Tai tas fenomenas, ne fenomenas, o kaip natūrali būsena egzistuoja ir yra, tai pavyzdžiui, iš akademijos gyvenimo, tas jau, žinai, prabeldė vieną užsienietį dėstytoją, prabeldė, jie ten per socialinius tinklus, prisidėjęs Georgijaus,
Georgijaus Justelių, čia jo aš kažką turiu jam daryti, tai sakau, jo šaly gal ten viskas ir tvarkoja, žinai, sakau, jisai pričina jums per paskaitas apie Marksą, dėdę arba dar kažką, sako, nėra, tai sakau, žiūrėk, tai mes žinom, tai žodžiu, tas imunitetas, bent jau kariūnų tarpe, jisai yra toks jaunatviškas, entuziastiškas ir viskas tvarkoja. Ir jeigu tu jau kaip pilietis peržengi, pradedi bendradarbiauti, kolaboruoti su kitais, tada jau tave, tampi subjektų atitinkamų tarnybų. Aš vieną kartą jiems pasakiau, žvalgai ieško draugų tarp priešų, o kontržvalgai ieško priešų tarp draugų. Viskas labai paprasta. Bet man atrodo, kad tas dar labai pavojinga yra, kad daug yra, kurie, daug tas sąlyginai, kurie savo norų gali, ta prasme, neverbuojami, ten, tarkim, karo atveju gali tapti tais išdavikais, kur tiesiog, neteis ir nepasiūlys jam, tiesiog jis, kaip ponas mūsų vienas politikas sakė, priduos pats koordinatės priešams, tai tokių iš tikrųjų gali būti daug žmonių visai. Tas yra baisiausia, mano manimu. Tai nežinau, aš ką tas politikas sakė, politiko darbas yra kalbėti, o vėlgi nuo antikos laikų dauguma domisi nauda apčiuopiama, kaip kurie šlove, o kaip kurie išminties ieško, ne? Nedidelė dalis. Ir ar jūs girdėjot Lietuvoje, kad gyvena unhappis? Unhappis toks, nepatenkintas, kur deda dislaiką daug. Taip. Žinot, yra toks. Ir ne vienas, ne? Tai va, tai jisai ten savo kažkokio pykčio, pagiežos, čia psichologiniai dalykai ir Freudo reikalai, kaip sakyti, su Jungu. Ir jisai, aišku, iš tos emocijos blogos gali daryti. Bet bent jau valstybiniam ar kariuomenės lygmenį žinai, kad tai bus, kad visi sterilūs ir puikūs ir visi čia paims ginklus ir į karą jis nebus. Taip nebus niekada ir niekur taip nebuvo. Toj pačioj Ukrainoje skrenda tie šachedai, visos kitos raketos į taikinius. Tai ten mechanika labai paprasta. Rusiškas satelitas apskrydo, pažiūrėjo kažkokį pokytį, ne? Tada būtinai turi būti akys. Tai vadinasi perdingimas žvalgybos. Ir paprastai iš vieno paveiksliuko veiksmų nesiėmė, turi persidengti priemonės radio, vaizdo, žmogiškoji žvalgyba ir taip toliau. Turi būti du šaltiniai, kad pasakyt, kad čia taikinys. Tai Ukrainos atveju, daugumą atveju tai yra žmogiškoji žvalgyba. Tai žmogiškoji žvalgyba gali vykdoma pareigūnų specialių arba, tie patys talkininkai, ne? Ir kadangi dažnokai ir tiksliai pataiko, tai galim įsivaizduoti tik tai mastą, ne, kad yra tas reiškinys. Šiaip, kalbant dar apie Ukrainą, turėtų labai garbingą svečią karo akademijoje Kirilo Budanovą, žvalgybos jų vadą, nepresiniausiai, jeigu neklystu. Taip. Kaip jisai, kaip žmogus, man pirmiausia įdomu, nes aš jo interviu labai mėgstu klausyti, irgi toks, kaip ir pats, ramybė, apsigaubęs, bet labai daug ką gali pasakyti. Ką veikiat, tikrai neklausiu, bet kas per asmenybę, nežinau, kokiu tikslu, mačiau, Ukrainos karininkai buvo atvykę, ar ne, pas jūs? Tai gerai, tai aš visą settingą papasakosiu, kas vyksta. Tai mes dažnai turime įvairiausių svečių iš įvairių šalių. Vizitai pavadinkime, oficialūs, neoficialūs. Ir su Ukraina bendradarbiavom su 4 universitetais jų kariniais. Mokom jų karius savo kursuose, įskaitant kariūnus arba studentus. Ir ukrainiečiai kaip ir bičiuliai mūsų labai geri. Tai mes jiems duodam know-how, bet iš metodinės dažniau pusės, ten lyderystės, ten kažkokių planavimų, procedūrų klausimais, iš jų gaunam patirtį ir tas identifikuotas išmoktas pamokas. Ukrainoje labai puikiai pastatyta tas vertimas praktikos į tekstą ir po to į įgyvendinimą. Tai tas ciklas yra labai greitas, tai kaip sakyti, prie to turim prieigą. Ir kadangi buvo oficialus vizitas, nežinau, ten kažkur gale buvo konferencija, kažkur dalyvavo
Budanovas, tai jisai atvažiavo į Ukrainą, į šitą ne į Ukrainą atvažiavo į karo akademiją, tai mes ten turėjom pokalbį. Ir kaip apie žmogų pasakysiu, nors nesu aš didelis vertintojas. Ir po to padarėm tą susitikimą su Ukrainos kariais, kurie pas mus yra. Tai ten toks labai paprastas reiškinukas. Ir pats kaip žmogus čia atėjo, pasisveikinom, nėra taip, kad užsinešęs, žinai, kitiem ten biškis smegenyse, ten didelis viršininkas, didelis ponas, tai taip nebuvo. Nu, savo vertę žino, atsisėdo, uždavė tokių papasakom, kaip jūs čia daro, taip toliau į pokalbį išėjo, tai ar būtų jis mano geriausias draugas, jeigu tai privačiam gyvenime galbūt ne, bet jeigu kaip pakalbiu čia atsisėstų pakalbėti, visai mielai, žinai, tai nežinau. Paderinsim. Tai šitą pirmas įspūdis neblogas, bet, ta prasme, jisai dabar oficialias pareigas užimantis žmogus, vienas iš jo, kuris įvažiavo čia aplinkui grandinėlę suko užvažiavo, tai normalus bičas viskas tokiais. O šiaip skiriasi labai lietuvių kariūnai nuo ukrainiečių kariūnų? Kokie gal esminiai skirtumai? Ar panašumai netgi gal? Tai mes turim reikalą su jaunai žmonėm, ne? Tai kalbam 18, 25, maždaug toks. Tai jie kažkaip ten bendrą kalbą jaučia. Fizinis ten pasirengimas daug maž normaliai, visi yra truputėlį aukštesnio IQ, nes mokosi universitetuose. Tiek čia. Tai mes iš vis ten turim gal iš gerą dieną iš 30 šalių turim kariūnų. Yra tokia karinio Erasmuso programa, Emilijo. Tai, sutaptų taip. Ir geografija pakankamai plati. Japonas jau dabar į tarptautinę savaitę atvažiuos, mes jau į Japoniją kariūnus. Amerikonai yra pagal mainų programą, prancūzai, rubūnai, ispanai. Žodžiu, visą ten mažai šalių nėra, kurios negali būti arba nėra einamų metų karo akademijai. Aš kai studijavau, pas mus kažkaip būdavo tie bendri kursai, tai ateidavo kartais ten amerikiečiai kariai, vokiečiai ten keli buvo, atsimenu, kur tie pasirinkimai dalykai. Tiesiog kartu studijavom. O karinis Erasmusas, šiaip įdomiai skamba. Paprastam Erasmusai būdavo bent jau pas mus, kad imdavo į šalį pats ir tą, kur būna šilčiausia. Ar yra pasirinkimų? Ar jūs patys nusprendėte, kur siunčiat karius? Ja, tai bendra sistema yra tokia, kad vis tiek ten gėdintis nesiūsi, tai šiek tiek, kad jisai truputėlį mokosi geriau. Atrankėlė tam tikrai yra, po to kariūno noras ar nori. Yra tokių, kur nenori, tarkim, karinio modulio prasileis dedikuotų ir nenori iš viso žiūrėti niekur. Tai visokių žmonių yra, ne? Tai tie, kas nori, tai kažkaip man keista buvo į Ameriką vos surinkom. Kaip pavyzdys. Tai čia nuo kursų, kaip sakyt, nuo kartos, nuo sezono ir troškimo. Prieš tai dar šnekėjome apie baimę ir būtent jaunų karių galbūt baimė. Jaunas karys, šiaip karys, jisai gali bijot ar ne? Bijot mirties jam leidžiama, ar ne? Jis turi būti toksai jis turi terminatorius. Vieno dalyko neįvykdyti vado įsakymo. Ne, tai tarkim, karo akademijoje turim vadinamą psichofizinį rengimą. Tai psichofizinis rengimas, tai tokių banalių dalykų, ten aukštis, šaltis, eketėja ir visa kita. Aukštis tai parašutai. Tai jie ne parašutinio rengimo dalis, o psichofizinio gali iššokti per rampą ar ne. Paprastas dalykas. Toliau, aišku, per užkastą vamzdį, klausofobija, šitus dalykus. O daugiau, matai, taikos metu tu tos gyvuliškos baimės nesusimuliuosi. Kalbekas. Kokią ten gautum. Bet, yra aiškinama, kad reakcijos gali būti įvairios. Bet bendra nuostata, jeigu aš pats esu iškomunikavęs, nes kiekvieną kartą nežinai, kaip sureaguosi.
Sakau, jeigu aš gulėsiu kampe embriono pozo ir čiulpsiu nykštį, jūsų pareiga yra paimti akademijos vėliavą, jie saugot, tokie dalykai, peržengti per mane, bandyti atgaivinti, jeigu ne, tai sakau, ir apsišlapinus ir paliktam kampe ir vykdyti užduotį. Tai nuostata bendra tokia. Tai iš 10, 100 visada bus procentas tokių, kurie mažai iš vis kažko bijo gyvenime. Ok, gerai. Čia viename interviu klausiau, amerikiečiai kalbėjo, kad, sako, kariuomenė yra daug tų pozityvių psichopatų, sako, ypač tų, kurie mėgsta būti pirmos eilėse. Bet, sako, jie yra patys geriausi kariai visą laiką. Sako, tai va tie, kur be baimės, kuriem netgi patinka, sako, tas, ar čia tiesa yra ar nelabai, kad tokie, aš nenoriu įžeidti kažkaip tais, bet, sako, kad tu turi būti biški... Saiko? Jo, kad eiti savo norų į pirmas eilės ir mėgautis to dar netgi. Tai šita statistika yra sekanti. Po 30 dienų intensyvaus mūšio 98% karių turi vienokių ir kitokių psicho problemų. Grubiai stogas pavažiuoja vieną ir kitą pusę. Ten jeigu turėtume laiko, čia paskaityčiau, kas ten vyksta. Ir yra 2, jie jau su jom atvažiuoja. Į mūšio lauką. Arba kaip tik susinormalizuoja. Rankos nebedreba žmogus. Jiems aprangos be rankovių yra tiesiog, kad matytus visi ginklai, žinai. Ok, šiaip aš dar norėčiau išvažiuoti iš akademijos, truputį perskelt laiku. Pats buvai, kaip sunku tu sakyti, dievė. Gerai, tai laužom tą sistemą, patį laužo toliau. Jaučiat? Ričardai. Išraudai, Kristoforai, Aš nemoku. Atsigerk vandens, ką šnekėjom pradžiai. Mane augino dorai, aš negaliu. Kristoforai. Aš. Mamoms ir močiutėms linkėjimai. Kariuomenė žmogų daro mandagiu. Tai galim tai pasakyti? Tai čia labiau Lazdynai padarė. Čia labiau Lazdynai 90-aisiais. Gerai. Bet pats buvai, aš nepabijosiu to žodžio, Lietuvos pėstininkų elito mechanizuoto bataliono Algirdas vadu. Vilkai? Ir aš pats Vilkuose praleidęs tik tai per rezervo pratybas laiką, tai aš tikrai savo negaliu tos etiketės prisikliuot. Gau šitos mašinės už tai, kad gerai atlikau užduotis. Gerą karį apdovanojam, prastą baudžiam. Apdovanojam kitaip. Ar pasilgsti dienų, kai gal daugiau smėlio tarpdančiuose buvo to parako kvapo, veiksmo to pačio? Negu mikrofono jo dabar. Ne, ar tiesiog gal negu akademinio gyvenimo peripetijų? Tai mūsų profesija yra įdomi kad tas darbas mobilus. Tai jeigu man dabar šiandien, tarkim, reikėtų smėlio, aš galėčiau labai lengvai pasijungti į kariūnų rengimo modulį ir tada valytis iš tarpdančių smėlį. Tai aišku, eina tas gyvenimas, yra visi, yra ofisinio darbo, yra lauko darbo, bet net jeigu ypatingai nesiten kažkoks labai ypatingai, tarkim, IT ar dar kažkoks specialistas, kur tik su mikroschemom dirbsi, tai tik tai panorėjus gali to smėlio pavalgyti ir labai lengvai ir savaitės bėgi. Tai čia dėl apie ilgesį tą. Taip. O čia tai yra nostalgija, įskaitant sovietinę, bet ne pas mane, ne? Tai buvom jauni, buvom kariai, vos ne filmas su Melu Gibsonu, ne? Tai čia, aišku, ten tokių visokių crazy dalykų tam Algirdė pridarydavom, aš buvau iškėlęs uždavinį, kad išskyrus šaudimą, šaudimų pratimus, manevras vyksta ne poligone. Toks buvo mano sumanimas ir tada tai buvo naujoje, tai čia dar buvo prieš 15 Ukraina, kur ten sterilusis ir visa kita. Tai padarėm pratybėlės Jonavoje, sutarė su savivaldybė, ten tokių visokių reikalingų. Dabar jau čia kaip įprasta, bet leduką Algirdas pralaužė. Šiaip šitą temą
Tai mes ten išbraižėm visą ten tą Jonavos, Kaišiadorių ir visus kitus rajonus aplink su dėžutėm, kaip mes sakėm, M113 šarvuočiai. Ok. Bet Pasilai vis tiek yra tas, man atrodo. Nu, yra. Norisi sugrįžti. Yra, tikrai yra. Nes man smagu visą laiką susitikti su žmonėm, kurie tarnavo jau šio laikiniai, nuo 2015 iki dabar kariuomeniai šauktiniais, kur aš pačioj pirmoji laidoj, galima sakyti, buvau. Ir dabar, kur aš jau žiūriu, pats kaip senis čiūs, jie viską turi, ten nuo night visionų, kai kurie ten optikos ir taip toliau, o aš ten senus kerzus kažkokius, dar kažką, nesenus, tiesiog mano peršlampami buvo. Tai žiauriai smagu šiaip, kaip evoliucionuoja šiaip. Ne, tai šitą savo darbę turiu tokį pratimą. Mižniaus gydymas vadinasi. Taip, parsinešęs lasdą iš parlamento ir turiu pasidėjęs prie staliuko. Oi, nėra kalimatorinių taikiklių, ten kažko, tai, žinai, šitą velkro paprastai laiko. Sakau, žiūrėk, šito pradėjau, aš progresą matau. Ir tas progresas, aišku, yra, ir ašarų yra. Mes iš vis labai linkę, nematom, kad turim per ašaras, nematom, kad turim gerai. Kartais būna taip. O ar visada geriau gali būti taip? Gynyba horizontas, tu priartėji, jisai nutolsta, žinai. Bet tokių yra lūkesčių kartais iš visuomenės, kad tu kažką turi padaryti, žinai. Ne viską net už pinigus galima padaryti šitam gyvenime. Žinai. Turiu garažą, žinai, kartais uniformą labai didžiuosi, negėda vaikščiot, kaip ir daugeliui. Tai, o uniforma tai, magnetas kažkoks. Gramą padariusiam ypač. Kada numuši oro balioną, žinai. Norėčiau šį numušti, bet, o kada tu numuši, žinai. Norėčiau šį numušti, yra priemonių, yra daromi darbai, bet kartais vaistų nebūna, ne? Arba nuo uodo. Yra koks ten tas bensas, kur laikrodžius lydo, tėvynė priperka benso, užsipuršė ant laikrodžio, nėra. Kur uniformas balina. Sagas, bet stiprus jisai, bet vis tiek tas uodas skanda, suprantate. Tai aš manau, kad uodas kaip ir priešas, jis prisitaiko. Aš esu atradęs, bet nepamenu brendo, tokį brangesnį šiek tiek, tas tikrai veikia purškalas, toks baltoj bankutėj. Bet, ten jau siubinga, ten, ta prasme, gali užtrokšti. Bet, žudėjai uodą, pats žuvai. Gerai, bet čia gal toks irgi klausimas nepatogus, bet ko, tarkim, dabar labiausiai trūksta Lietuvos kariuomeniai, galbūt šauktiniams, nes va čia paminėjo Kristoforas, kad čia gal skundėsi kažko, gal ten kažko per mažai, ar yra kažko, ko... Aš tai tik su pavydu žiūriu, ta prasme, kad jie dabar viską turi, tai bent jau, žinai, lyginant, bet aš tai tik tai su tokiu teigiamu pavydu. Fantazija, ypač karinė, jinai beribė. Ir rinkoje yra ten tų įrankių padaryti kitam žmogui poveikį, nesibaiginti eilutę. Tai jeigu fantazija jungia, tai nei 5, nei 25, nei Lietuvos, nei visos Europos biudžeto negali pritrūkti. Bet man atrodo, kad viskas čia nuosekliai vystosi. Negali technologinio irgi labai didelio šuolio padaryti, jeigu personalas neparuoštas, nes kaip ir nebūtų keista, vis tiek vėlos gale vis dar žmogus yra. Arba teritorija užimta, arba apsaugota, vis tiek kario batas turi būti. Tokia klasika, žanro. Ir ten tų patobulinimų. Ir po to visada reikia žiūrėti balansą, nes tu, atsimenu, į Kabulę nusileidžiam ir amerikietis prisiklausė žmonos, apsirengė viską, ką jam išdavė. Į rampą nusileidom iš C-17, viskas tvarkoja.
ir jis kažkaip suslidavo ir ant nugaros nukrito ir kaip vabalas, žinot, apsivertęs, Negali nebeatsikėlė, žinai. Tai va ta sunkumo ir ergonomiškumo reikia balansiuką irgi rasti. Nes jeigu tu labai jau ten save apsišarvuosi, nepajudėsi. Jeigu neapsišarvuosi, tai pajudėsi, bet pažeidžiamas būsi. Tai ir čia istoriškai sprendžia visada kariuomenės už šitos klausimus. Tada sugalvoja, kad turi būti lengvi pėstininkai ir ten sunkus tankai ir visa kita. Dabar viršui dronai, AI arba DAI lietuviškai ir va tie dalykai ir ta veikla karinė, jinai labai kompleksiška. Nes vien tik tai nei oficinis darbas, nei smėlio kasimo darbas ir čia viena ranka maigo klaviatūrą, kita ranka ten nuleistuką maigo, tai tokia labai dinamiška veikla, tai jinai komplikuota. O ir mažom kariuomenėm, kokie mes esam, tai į tą žmogų labai reikia daug investuoti, kad jis tų įrankių įsisavintų įvairiau. Tai aš čia dabar, aišku, vos ne kaip politikas kalbu abstrakčiai, tai tų norai gali būti asmeniai, yra sisteminiai norai surašyti į planus. Ir nežiūrint į kaip kurių aštrių žmonių kritika, vyksta darbai protingai. Nes gali pasiduoti emocijai, bet reikia įsitraukti kalkuliatorių, kaip ne kaip mokesčių mokėtojų pinigai, pasiskaičiuoti, paieškoti, tą patį galbūt užpigėjo, arba ten yra kažkokie politiniai pirkimai ir taip toliau. Tai balansiukas turi būti. Žinai, negali iš karto, čia Vilniui būdavo tas Gariūnų turgų, žinai. Ir gali bet gali ateiti su sakvojažu pinigų, žinai, ir pradėti pirkti šito ir paskui žiūri, kad ir po to grįžti ir žiūri, kad pusė šlamšto, žinai, ar 2/3, ar viskas šlamštas, ko prisipirkai. Tai iš tiek protelio reikia. O individualiai, aš nežinau, dabar iš tikrųjų atitinka pasaulinį standartą ir tai ekipuotė ir tas aprūpinimas, tai pameluosiu NATO standartą, nes pasaulyje yra kariuomenių, kurios vis dar su titnaginiais antgaliais šaudo. Aš kažkada buvau padaręs tokią paskaitą ir ruošiausi ir padariau skaidrę. Vienoje pusėje ten 21 amžiaus karys, ten su tais raumenų pastiprinimais, kurių pačias kojas neša. Egzoskeletų? Jo, viskas čia. Ir kitoj pusėje iš Amazonės džiunglių čia buvai. Taip, su jėtim. Ir kurio dar neatrado, ne? Yra tokių genčių, taip. Neatrado, ne? Tai va čia tokie kovotojai yra. Šiandienai planetoje tokie du tipai kovotojai. Ir užrašiau klausimą, kur mes. Ir buvo dvi juostos. Ir viena mentališkai, tai tu traukia tave mentališkai į tą egzoskeletą. O finansiškai ir visaip kitaip tu į tą pusę tave traukia. Bet gerai žinia, kad mes prie to daugiau negu prie to šiandien dieną. Okay. Nes aš kai vyko moralas ir kažkokia Rukloj yra bėgimas. Kiekvienais metais visi bėga per šitą visą kliūčių ruožą. Ir pakvietė ten mane prabėgti kartu su kariškiais. Ir aš su vokiečiais šnekėjau. Sakau, ar jūs, pavyzdžiui, pajutot, kai Vokietija padidino biudžetą? Sako, absoliučiai taip. Jo, sako, žiauri pasijuto, viskas irgi tvarkinga, žinai, ten visko turim, visi laimingi, žinai. Tai ir šiaip, nežinau, toks bendras visas požiūris ir vaibas. Aš ten jų klausinėjau, kaip mama, ar jūs maitina skaniai, ar viską, nes prisiklausęs esi visokių tai istorijų, žinai. Ir paskui mus nusivedė į valgyklas, tai seniai, aš taip skaniai privalgiau, kad tarsi nėra jokio nepritekliaus, žinai, kad būtų. Tai čia toks bendras civilio požiūris, žinai, visą bendrą galbūt. Ir kiek mes esame kalbėję su Lietuvos kariuomenės atstovais, tai visi nori pabrėžti labai, kad ne košę maitina. Ir su Jurgiu, kai kalbėjom, tada kiek kartų paminėjo, kad, sako, aš dar kartą pasakysiu, kad negalvotumėt, kad košę maitinam. Beje, buvau sutikęs Jurgį prieš porą savaičių Estijoje, man atrodo, dabar stažuojas. Linkėjimai. Tai čia dar kartą mitą norim panaikinti, kaip čia. Bet šiaip dar apie tą karo evoliuciją ir šiaip kiek Ukraina turi įtakos, man vis laik buvo įdomu. Kariuomenės elitas ir daugam pavyzdys vis laik būdavo žvalgai, snaiperiai. Ukrainos karo fone nėra, kad jų vis mažiau ir mažiau reikia. Kažkaip ten 22 metų video, tarkim, žiūrint,
snaiperių, ten tolimų šūvių, ten su termovizoriais, ten belė kiek būdavo, dabar atrodo viską dronai keičia. Ar vis dar ruošia kariuomenę, ar ta pati karo akademija, man atrodo, yra net jau kariūnai, kurie nusistatė griežtai, kad bus žvalgais, ar vis dar jų reikia? Tai gerai, karo akademijoje mes turim tokias pomėgio grupės, gildijom vadinam, kaip viduramžiais būdavo tokie profesiniai susivienimai. Tai turim žvalgų gildiją, turim dronų gildiją, turim nekinėtinių operacijų, va jūsų kažkokių amato brolių gildijėlė ten kažką pradėjo su tinklalapdė veikti. Turim estetinės gildijos, šokiai, choras, rock grupę turim net. Ir paskui turim sportą, tai ten, taikomieji, tai jau aš labai gerbiu ten imtynės, muštynės, ir tie judai futbolas, krepšinis ir taip toliau. Tai tos veiklos neformalios irgi ir jie gali save realizuoti. Dabar apie tą amžiną kovą, tai aš kaip senas meistras ar šitas, ar stalius pasakysiu, reikia ir plaktuko, ir obliaus, ir pjūklo, ir visko reikia. Ir jeigu viską turi, nereikia skolintis, arba nereikia, kada reikia, įsigyti. Buvo čia pas mus toks, darėm projektą pradžioj su Viršyla Kūskailiu, toks pakankamai žinomas žmogus. Rašytojas žinomas. Jo, rašo apie partizanus, apie... Tai... Pradėjom projektą taiklio šaulio ginklas, snaiperinis ginklas apskritai. Ir tas visas procesas užtruko pakankamai ilgai, nes nėra taip paprastai, reikia įtikinti, kad reikia parodyti ten visą kitą. Tai jisai turėjo labai gerą pasakymą, sako, galima ir su plaktuku medį nukirst, bet užtruksi. Ja, logiškai, ja. Tai ne viską dronas padarys ir ne viską tankas padarys, jeigu taip atvirai, bet jeigu tu turi abu, tada jau tu gali, įrankių didžiai turi būti pakankamai įrankių ir įvairių, kad galėtum padaryti vieną ar kitą veiksmą mūsų profesiniai veikloje, gynybiniai profesiniai veikloje. Ir čia labai svarbu, kad vėlgi tų įrankių irgi, ar tu gali juos įpirkti, jau ten paskui firmos prasideda, kinietiški, makytos ir ten baigėsi, nežinau, devaltais ir visais kitais. Tai taip ir karinė ta paletė gali, žinot, ten tą greitą, pigų ir kokybiškai. Ir ten, jeigu pigų tai nebus kokybiškai, tai tą reikia labai stipriai įsibalansuoti, bet tai aš nedraskomas tų dronų, tankų kovos apskritai. Gavau gerą įsakymą, tai pradėjau kurti kariuomenės dronų mokyklą. Tai čia, kaip sakyti, nepriešininkas tų klausimų. Žinau, kad ir tankų reikia. Tai galvoju, kad jeigu turėsim visko, bet vėlgi nesame čia milžiniška šalis su milžiniškais biudžetais ir reikia protelio šiek tiek įdėti, kad neišleistum tų sunkiai uždirbtų pinigėlių kažkur į absoliučiai balą. Tai toks realiai yra nuolat, šiaip, pasakysiu ir patvirtinsiu, nuolatinis yra stresas, galvojame, ką reikia keisti ir prie ko reikia prisitaikyti. Tai čia visur. Tai anksčiau žaidimas buvo... Patiko, kažkas pasakė, anksčiau žaidimas buvo šachmatai. Aš taip darau, to prieš tave taip padaro ir dabar taip. Aš visada siūlydavau šachmatus asimetrinius, versti figūras ir su dėžė į galvą daužyti. Ir tokie šachmatai, žinai. Bet dabar viskas panašu, kokį čia sportą pritaikyti, kaip tenisas, ne? Turėjom pirštų galiukų būti ir čia vieną gauni į kampą į apačią, kitą į kitą kampą, kitą į centrą, žinai, ir turi pastovint pirštų galų būti, nes labai greitai viskas vystosi o kadangi procesai vis dar lėti inertiškai, tai tu, gali prisipirkti ten, žinai, reikia automobilio, tu pirki, nežinau, kažkokią ladą pirki jau praeito šimtmečio dalyką. Tai ir ta galbūt važiuos, bet, truputėlį
Ir dėl to kartais taip neužsiveda greitai, nes tų svarstymų yra, kaip čia ką. O į priekį, jeigu žinotum, ką į priekį nusipirktume, bet ten niekada nežinai. Bet ar Lietuva yra šimtis, kad vyksta tokie ilgi svarstymai, ar čia visur, visame pasaulyje, Tai galbūt Europai? Kariuomenė yra liantas gyvūnas apskritai, kol nepradeda judėti. O išjudina ta profesinė veikla, kurioje vadinasi karas. Tai Ukrainoje viskas vyksta greičiau ir ten negali greitai neveikti, nes pinigėlį tai gauna kaip ir iš mūsų, ne, tai visai veikla. Jeigu pačiai Ukrainai tai reikėtų tai ten pakankamai greitai baigtųsi tas visas reikalas. Nebūnam naivus, ne? Taip. Ir tada tu turi... Tai Lietuvoje, kadangi esame maži, tai turim privalumą mes daug greitesni už didelės kariuomenės. Ta prasme, ir tai aišku mažesnį kiekį, ne visada nori gaminti, bet mes visada turim privalumą ir sprendimų priėmė ir visur greičiau negu didelės ten ir ypatingai ten taikos meto kariuomenės. Didelės, aš turiu omeny ten, tarkim, ispanų kariuomenę nekritikuoju, bet pas mus gali pokytis atsirasti daug greičiau negu ir pafrontės valstybė, ne kaip deklaruojam save, tai gali atsirasti pokytis greičiau daug negu kažkur tai, nežinau, Australijoje, tarkim. Šiaip turbūt apie tos pokyčius kalbant, pas mus yra tas dalykas, kad kiekviena nauja valdžia atėjusi nori pakeisti tai, ką darė prieš tai buvusi. Tai vieni norėjo tankų, kiti ateina, gal tankų nereikia. Mes geresnį idėją turim. Tai čia tas toksai, žinai, kur, man atrodo, ir interesų konfliktas, nes vis tiek jis sprendžia politikai dažniausiai. Taip. Tai tas yra sudėtinga, o tokie šviesus karininkai, jie tiesiog kartais situacijos įkaitais. Brangus bičiuliai, pastebėjot, pasaulis yra labai komplikuotas ir sudėtingas. Ir kartais mes jo nesuprantam. Ir tada mes renkam žmonės, kurie paaiškintų, koks jis komplikuotas. Ir kadangi jie blogai aiškina, po 4, 5 ar kiek reikia metų renkam kitus. O tokia mes esam su kuriuke mažam, ne? Taip, bet mes su juo gyvenam. Ir gyvenam. Jo. Gyvenam ir kitiem neduodam. Per vienoje tinklalaidėje podcast'e kalbėjote apie Durtuvų mūšį. Man buvo įdomus reikalas. Gali plačiau papasakoti apie tai? Tai yra tradicija, ar ne? Tai mes tikim dimensiją 3B. Bayonets, bullets ir bombs. Ir ten yra toks momentas, kad žudimo procesas kuo arčiau, tuo jis intimesnis ir tuo sudėtingesnis psichologiškai. Nes, ten mygtuką paspaudėjai, ar ten su durniuką paleidėjai, su joysticku, bet vis tiek tau, bet jau tu vis tiek per kamerą matai, ne, ten. Bombytė iš vis lengva, ar ten Hirošima deginį, žodžiu, paspaudė mygtuką ir pats pasprūk, žinai, bus grybukas, žinai, viskas kaip ir ok. Ir kuo tu arčiau, tai tuo tas yra psichologinio nepriimtinumo riba. Ir va ta artimoji kova arba Durtuvų kautynės, paprastai tai jis yra tos ribos treniruotė tai ribai. Ar yra šansų? Visada yra šansų artimai kovai. Pasibaigia šoviniai, o valia kovoti nepasibaigia, tai tu vis tiek, kaip ir sakiau, dantim, nagais, dažniausiai apkarpytais, bet vis tiek gali padaryti daug gerų dalykų. Tai yra dažno bazinio rengimo dalis. Ir kariūnai tradiciškai ten, aišku, irgi kažkokios davatkos buvo įsigendę, atšaukė kažkada savo laiku. Kaip jie gali ten, taip toliau. Tai bet kartais reikia daryti savo reikalą ir nelabai kreipdėmesio. Dėja taip. Tai mes irgi ten neaiškinam, kaip reikia ten staltyse. Tai kur pasipiktinus, neaiškinam, kaip geriau staltyse numekščiai. Taip. Daugiau su vašiliu. Daugiau rašto. Per mažai televizorių. Tai aš tik kaip pavyzdį, paskui visi darbai šventi reikalingi, bet... Tai ten metodika yra labai paprasta, maždaug prieš bazinio
karininkų, šito kariūno bazinio kurso pabaigą, kas yra tapatus Lietuvos kareivio, visi praeina bazinį tą patį, 11 savaičių, programinis rengimas, nuo lengvų dalykų, tai yra šitie statutai, kaip žygiuoti, kam saliutuoti, kaip kreiptis. Taip, truputį taip, yra. Jo, truputėlį yra lūžio. Ir jie tradiciškai akademijoje prieš tai ir dabar jau eilę metų pabaigėm Durtuvų kautynėmis. Tai Durtuvų kautynės tai yra pratimas šiek tiek fiziškas nualinimas, kaip toks su imitacinis kliučių ruožas. Taip. Tu jį turi praeiti, šioks toks iššūkis psichikai ir kūnui. Ir jie tą praeina tą Durtuvų kautynę, tada reiškia gauna baretę, čia žaidžiam tą žaidimą, svarbus atributas baretė kariui. Na, dabar bandom padaryti, net JG bus Jonas Žemaitis kokardą, jau pasitvirtinam, tai greitai įsiseksim. Nes dabar Vytis tiesiog, ne, yra akademijos, ar ne? Tai, Vytis. Irgi labai gražus, agresyvus. Mūsų Vytis. Mūsų Vytis. Ir tada ir kariūnai tradicija turi ant siuviuką akademiją, tai D raidė su tušu, kad padariau šitą, užsitušuoja, tai mes nieko daug ten nebram jų, pažydinė uniformą, bet tai va, tokie dalykai, tai ten kažko ypatingai didelio ir baisaus nėra, bet keletas valandėlių tokio. Taip. Iššūkio, kurio bus po to daug. Tai vyksta, tai gerai nualinat ir tada vienas prieš vieną, ar kaip ten stovi, kaip viskas grubiai. Butelį. Ten priklauso kokie settingai, nes prie G36 yra Durtuvai, bet jų nėra. Dabar, neturime mes kaip kariuomenė, tai ten ar rusiškas su Durtuvu ar dar kažką, ir ten to pabadymo yra, bet ten tik vienas elementas Durtuvų mūšis, tai kaip tu iki jo nueini, ten svarbiau, negu ką tu ten jau paskui ten tą pabadymą padarai. Tai, grubiai pabado lėlę kažkas tai to. Čiūčelą. Ok, gerai. Šiaip, nes gal kai kuriam žiūrovam ar klausytam pasirodys, kad čia mes 21 amžius, čia peilių nieks nenaudoja, tai yra labai žiaurus, bet labai geras pavyzdys, kur ukrainietis prieš rusų samdinį su peiliais iššoko. Tai rekomenduoju pažiūrėti, liūdnai baigęs ukrainiečių, bet tokia ta realybė karo, reikia visą laiką. Aš tai peiliuką visą laiką turiu šalia. Alų atidaryti. Tai parodyk. Rimtai? Turiu. Mačetė įsitraukti. Dabar tokia labai ilga. Ir ginklą turiu čia. Aš tai ginklą turiu, aš nemažai turiu, netoli. Šunuolis. Dabar nebeturi. Tarp kitko, jėgos daugiklis. Sureguliuojasi šokeliai. Sutubiukas toks. Aš irgi turiu. Vėliau parodysiu. Okay, gerai, galėsi pasilyginti. Tai tvarko, ne, tai čia lyginti nėra. Tai va, o ko jūs čia taip minkština? Tai yra treniruočių dalis, taip. Irgi psichofizinio dalis, ir ten nemokomės ten jokio žiaurumo ir dar kažko. Yra darbas, šiek tiek pavarginam fiziškai, psichologiškai, ir jis turi įvykdyti tam tikrus pratimus, ten, kad kažko būtų. Aš dar turiu klausimą apie studijas pačias, tiksliau gal apie jų pabaigą. Koks procentas kariūnų lieka kariuomenį tarnauti jau leitenantais? Tai atkritis yra kaip ir bet kokioje aukštoje mokykloje. Išlėkia vėlgi dėl noro. Pats apsisprendžia, kad čia ne jam. Kaip kurie iš tų keistesnių kategorijų, tai jam reikia, 3 metus su karinė valinė atvaikščiot, kad suprastų, kad čia ne jam. Tai tuos gerbių, kurį mokomėm pulką, nuvažiuoja, po poros dienų ateina, apsiverkia ir sako, čia ne man, tada, suprantu, kad čia ne jam, bet po 3 metų čia ne man, tai patys nori, kaip kurie būna pašalinimi už drausmę, jau tokius už kor veiksmus, ir akademiškai, kaip kurie nepatempia. Skolos, karinio rengimo arba akademinio, universitetinių studijų skolos, pasitaisimas skola, netempia jisai ir nebe mūsų klientas.
Tai atkritis yra pakankamai didelis, bet ir nėra taip sunku, kad atkristų. Tai mes 150 priimam, tikimės, kad baigs kokie 120. Kvotą padidino dabar į 150. Anksčiau tos kvotos mažesnės buvo. Tai priimdavom kiek reikėdavo, dabar kariuomenė plečiasi, daugiau šiek tiek priimam. O visi nemokamai studijuoja? Ar? Nemokamai pilnas valstybės išlaikymas ir visai nebloga stipendija, sąlyginai. Tai pilnas išlaikymas, tai viskas patalinė, maistas, drabužiai, įskaitant sporto ir net šlepėtis, atrodo, išdavinėjom ir šitą, ir aišku, nuotykių įvairių. Aišku, daugiausia žmonės traukia tie nuotykiai, o kada vis tiek tu kaip studentas turėjai atlikti tam tikrus darbus, paskaitas, visą kitą, tai nuobodu, man asmeniškai nuobodu būdavo irgi sėdėti paskaitose, pradėti mąstyti. Tai viskas atrodo maždaug taip, įstoja, vežam į bazinį kario kursą, mokomajam pulke. 11 savaičių grįžta, prasideda akademinės studijos. Yra pasirinkimas, galima iš karo akademijos stoti būti aviacijos arba karinių oro pajėgų karininkų, tai kas nori skraidantis personalas, būtent lėktuvai, sraigtasparniai arba ten oro navigacijos reikalai, radarai. Tai su VGTU dirbam šito klausimu. Ir taip pat aprūpinam ir karinės jūrų pajėgas. Tai dalis kariūnų išvažiuoja į Klaipėdą į jūreivystės akademiją. Civilę ir ten karinį gauna irgi papildomą. O pagrindinė dalis tai tie kurie, kaip mes vadinam, kariuomeniai žali, su žalia uniforma, tai jie eina pas mus 4 metai. Tai visos studijos atrodo taip, jos pakankamai intensyvios, 4 metai akademinių studijų, kas kaip ir standartas Lietuvoje. Gynybos ir gynybos technologijos, 2 programos, bakalaurai. Ir ant viršaus užmesta 1,5 metų karinio rengimo su stažuotėm, skyriaus vado ir būrio vado stažuotėm, ten integruoti į vidų. Ir modulinė sistema, akademinių studijų modulis, akademinių karinis rengimas, ten pagal tematiką, skyriaus lygmuo, puolimas, gynyba ir taip toliau. Ir taip ir mes čia kažkaip prarėdam per 4 metus. Ir baigęs akademiją, priesaika prie prezidentūros ir Nedaukanto aikštė, ir tada jau žmogus jau žino, kur jisai atliks tarnybą. Pirmą vietą jisai turi būti. Tai mes gaunam sąrašus iš kariuomenės, maždaug ten lieka 2-3 mėnesiai iki baigimo, dabar jau turim, tarkim, šitai kartai. Ir kariūnai irgi susireitingavę, tai pirmieji, tie, kas geriausia, tai renkasi tarnybos vietą kaip ir patys, čia vienintelį kartą renkasi patys tarnybos vietą. Tokia yra daugiau kaip tradicija negu reikalas, o visi kiti pasiskirsto. Vis tiek ten šiek tiek atsižvelgiam, kas kur nori ir tos visos vietos užpildoma. Tai reiškia garantuota darbo vieta. Daug kas dabar gąsdina su dirbtiniu intelektu, kad jis darbą paims. Taip. Bet mūsų darbas išliks populiarus. Seniausia profesija ir kario darbas išliks populiarus. Jis garantuoja. Kur dažniausiai top tieras ir eina į kurie batalionai? Tai tie būna paprastai ir motyvuoti, tai pėstininkų batalionai. Algirdas, Birutė? Tai ten sąlyginai geresnės karjeros galimybės. Ten vis tiek žmogus pasiskaičiuoja. Ir yra dar tokie šiek tiek garbės reikalai. Kur būti geriau, kur blogiau. Ten vidinė, vidinė neoficiali hierarchija. Bet ji privalo būti, ne? Jinai tokia nerašyta taisyklė vis tiek gaunasi, susiformuoja, nori ar nenori. Jinai buvo ir bus ir galim kovoti ar ignoruoti, bet taip yra. Bet tai Tai kaip čia panašiai, kaip bet kokioj vaikinų bet kokiam judesy, ne kažkas. Taip.
Čia tokia sveika konkurencija, sakyčiau, galbūt yra labiau. Taip, ten tokio kietumo grubė išraiška. Žinai, Nes aš norėjau klausti labai, aš kiek žinau iš savo draugų, kad yra tokia konkurencija tarp tų, kas baigė akademiją ir kas liko po to pašaukimo liko. Ir kad, pavyzdžiui, ten tie, kas lieka pašaukimo, jie truputį, jie konkuruoja su akademija, nes jie galvoja, kad gal akademijų laipsnį per lengvai gavo kažkaip tai žmonės. Tiesiog yra tokia kaip konkurencija tarp tų, kas, bent jau mano aplinkoje, kas iš akademijos ir kas ne iš akademijos yra. Ir man atrodo, sveika visai. Yra keletas būdų tapti karininku. Tai karo akademija ir kaip kariūnas, o tas 4 metų studijos jis toks kaip ir pagrindinis. Po to taikom jaunesnių vadovų karininkų mokymo programa, tai jinai skirta studentams bet kokios aukštosios mokyklos. Užsirašo jie ir 2 savaitgaliai į mėnesį, plus šitą tokios kaip treniruočių stovyklos 3 metus po 2 savaitės vasarą, atostogų sąskaita. Kas yra pakankamai studentų intensyvu, nes ten irgi atkritis didelis, jis ten, žinai, pradėjo kiti pomėgiai, atsirado pomėgiai ir kiti prioritetai ir jisai iškrenta, tai yra šitas būdas, tai lengva konkurencija yra tarp šitų, bet dėl šito dažnai dėl karo akademijos absolventų puikybės, nes tarp tų studentų, nes jų ta rutina patiem 3 metus išėlės, apie kurią pasakau, yra irgi pakankamai sudėtinga. Ir gal kiti dar dirb pradeda, studentai ir mokytis reikia ir dar eiti šitą į karinį judesį, tai gaunasi. Ir kaip visada, kaip ir sakiau, susireitinguoja, dar vieno neatšaukia, niekas susireitinguoja žmonės. Ir yra labai gerų karininkų iš tos kategorijos studentų. Bet ten pradžiojo, paskui gyvenimas, ten grubiai leitenanto, būrio vado lygmenį kažkokie yra tokie, čia kietesnis, aš nekietesnis. Bet paskui labai įsilygina eigoje tarnybai po kokių 4-5 metų, ten jokio skirtumo. Turi klausti, kur tu baigęs, ką tu baigęs, bet ten nepasakysi, Nes vis tiek ta patirtis darbinė ateina, viskam neišmokysi, ne? Jo, dar toksai irgi kartais komentarų sekcijose būna vienas kitas teiginys, kad ten, pavyzdžiui, moteriams reikia vaikus gimdyti, o vyrai gali varyti kariauti. Teisingas ar neteisingas? Nes lyg ir moteris, atrodo, negali tapti karininkė ar stoti karo akademiją. Čia yra tokia, Ne, aš suprantu, tai aš labai paprastai paaiškinsiu, čia nieko sudėtingo. Neseniai pasakiau, kad čia gal grubiai nuskambės, bet tai ne 6 kartą pylos gaunu, tai yra vyrai, yra moteris ir yra bobos. O bobos būna abiejų lyčių. Matė tokių, ne? Tai čia viskas trukoja, o bendras požiūris ar pasaulėžiūra ir aišku būna individualiai ten įvairiausių dalykų, bet bendra pasaulėžiūra yra tokia, ten nelabai kreipiami akių spalvą, nosis formą, lytį ar kažkokius kitus išorinius lytinius požymius. Ir juos vienyje tai, kad jie įvykdys vado užduotį. Svarbu. Čia šitie svarbu dalykai, ar yra meistriškumas, ar yra supratimas ir jūs vykdysit užduotį. Tai grubiai ir tie susirinkę pavykdyti užduočių valstybinio masto žmonės ir viskas. Okay. Tai, o ten tie komentatoriai, tai čia vokiška tagi buvo bažnyčia, virtuvė, vaikai, 3K. Tai čia visokių yra čia tų filosofų pas mus, bet mes, man atrodo, kad labai subalansuoti. Ir prezidentė turėjom moterį, ir premjerę, ir visą kitą, ir kažkaip tai veikime normaliai. Veikia labai gerai. Taip. Ja. O šiaip paties manimų reikalingas visuotinis šaukimas Lietuvoje, ar dar nepriauga? Iš principo yra 2 irgi, aš šiek tiek antiką domiuosi. Tai 2 mokyklos buvo. Sparta ir buvo Atėnai.
Ir aš labai ilgą istoriją trumpai pasakosiu. Tai Sparta pilnai atsidavė karui, visi kariai, moterys, karių gimdytojos ir šiurkščios auklėtojos ir, žodžiu, karo visuomenė, visi su savo kardais apvaliais, su lemda raidė ir triuškina visus labai puikiai laikosi. Ir buvo Atėnai, buvo kariuomenė, buvo filosofijos mokyklos, buvo kažkokie menai ir taip toliau. Aktoriai ir taip toliau. Tai po daug tūkstančių metų mes Atėnuose matom griuvėsi Akropolio ir kažkokie palikti ten galvos skulptūros, mitai ir legendos, o Sparta kur? Viršuliškis. Sparta žyma. Ne, tai va, tai esmė yra, kad visuomeniai reikia visko, aš jau nebepabosiu kartot, kad prie tas, kur padėjęs pėdą ant žemės, grubiai pėstininkas. Po to jisai paremtas 5 paramos, įskaitant valdymą, dronus, artileriją, visko, ko reikia, kariais, įvairaus lygio vadais. Ir po to toks stebuklas atsitinka, bet kuriam iš šitų 6 priekį kiekvienam reikia 150 žmonių, kurie jį išlaiko, remia ir panašiai. Grubiai maistas, vanduo, degalai, tepalai, visa kita logistika. Ir jeigu visus po kardu suvarysi, Lietuva, man atrodo, 38 metais paskelbė mobilizaciją, tą Lenkų ultimatumas mobilizacija ir surinko ten gerokai link 200 000 tų karių savo ir po 2 savaičių visus paleido, nes buvo derlius metas, ekonomika sustoja. Ten šiaip berods, kad jie tiesiog suprato, kad negali, ten 2 savaitės ilgiau išlaikyti, net negalėjo tokio kiekio berods karių. Nes... Tai va, tai apie ką šneka, tai jeigu tu neturi kažkokių tai labai ypatingų šaltinių, tai va, tas karas brangus susėmimas. Tai visuotinės šaukimas, didžiausia nuodėmė yra siūsti į mūšio lauką neparengtą karį. Čia ne aš, čia Konfucijus pasakė. Ir po to kažkuriuo momentu prasideda imitacija, ne, kad tu tipo jau čia pasiruoši ir tu gali vienos dienos karys, čia patrauk, čia spausk ir gutų gaužinai. Tai, jeigu taip moka padaryti. Čia apie tai ir kalba. Tai kaip ir bet kokia profesinė veikla, tai per kario veikla užima atitinkamą laiko kiekį. Aš žinau ir galiu pasakyti, kad ne 9 mėnesių per mažai, jeigu viską gerai paorganizuotam, tai kad jisai būtų profesionalus karys, reikėtų šiek tiek daugiau. Dabar jeigu mes darysim visuotinį laiko sąskaitą, darysim nuodėmę apie tą, kas jau neparengta karį, kad siunčiam mūšinę. Viskas labai paprasta. Ir tada yra toks dalykas kaip mirties arba karo matematika. Ir tada kas mūsų priešai, kas mūsų draugai. Tokie elementarūs. Kas mes, kas mūsų priešai ir draugai, toks trikampukas. Ir tada ten tie prasideda visi dalykai. Mes galbūt 4 labai kieti galim būti, bet jeigu mes turim kažkokio mūsų priešiško futbolo... Kas priešiško futbolo? Čia gero futbolo, čia sava komanda. Suprantu, jie. Ne. Drąsiai, čia man į konfliktą. Ne, mes Vangos vyrai buvo. O, gerai. Priešiško mums. Klubo, nežinau, 400 mažeikių. Ultrų. Kažkaip galim ten kažką padaryti ir taip toliau. Tai, žodžiu, esu išauklėtas paremti bet kokią politinę idėją ir įsakymą. Čia kaip ir duotybė, nieko neprieštarausiu. Aš dirbau ir su šauktiniais, ir su profais, ir su visais kitais. Su profais galim padaryti daugiau. Su to pačiu kiek profų rimtai parengtų vaikinų. Tai va, kaip kalbėjome apie Algirdą, aš tada dirbau su profais ir ten buvo miela malonu žiūrėti, ką jie gali padaryti. Šiaip linkėjimai visiems vilkam. Algirdiniai. Tik ne žemelė. Puola algirdiniai kaip žvėris laukiniai. Girdėčiau, ne? Gal. Puiku. Tai mes turim tokią ir dėlionę. Tai aš kaip ir
savo nuomonės, kas geriau, kas blogiau, vėlgi nepasakysiu, nes mes, nekariaujantį kariuomenė. Faktas tas, kad rezervas turi būti, kiek to rezervo ir kokios kokybės jisai ateis. Aš čia kaip kontrargumentą mėgstu irgi paprovokuoti kartais. Sakau, 47 metai Lietuva, partizanų kažkoks tai judesys, partizanai ne tas gimnazistas, bet taip link 40 ir stribynas toj pačioj apylinkiai ir irgi stribui 40 ir jos vienyje vienas dalykas. Abu tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Potencialiai. Pagalvokime apie tai. Visaip gali būti. Tai nenoriu aš čia susivelt. Visos sistemos geros. Ir su šauktiniais gerai, ir toj bažnyčioje blogo nemokina, gali paliūdyti, ne? Ir anksčiau, ir dabar, juo labiau. Profai irgi geri ir Lietuva pasirinko mišrios komplektacijos sistemą. Tai reiškia, kad mes išlaikom pakankamai didelį kiekį profų, kurie, aišku, dabar, kadangi tie šauktiniai paaugę, tai rengia šauktinius, bet reikalų esant galima ten kažkokias specialius vienetus suformuoti grinai iš profesionalų, jeigu reikėtų ypatingai ten kažkur veikti ne Lietuvoje, o išorėje, visurgi mes interesų turim. Tai reikia būti pasirengus viskam ir su visokiom formom. Čia dar dėl akademijos ir kariuomenės, čia buvo pernai ir užpernai dėl plaukų ir barzdos, čia buvogi pakeltas šumas, nes kažkam kažko neleido, kažkas parašė skundą. Kokia yra dabar situacija, nes perots ten biškai bandė spaust kariuomenę, kad būtų galima kaip nori... Atlaisint? Jo. Tai gerai, tai aš pasakysiu old schoolerį, aš turiu poziciją pasimti. Tai tos barzdos nėra apie įvaizdį atskiro kario. Yra apie įsakymo arba kažkokio reguliavimo vykdymą, ne? Tvarkoje. Tai kaip klasika pasakysiu, barzda filosofų nepadaro. Taip, kad neužsineštumėt irgi 3 barzdočiai. Ne, tai gerai. Gerai. Taip tamsta. Ne, tai jau. Tai va. Ir kitas dalykas, tai žodžiu, aš kadangi jau pakankamai didelis veteranas, tai buvo kariuomenės vadas amerikonas generolas Kronkaitis. Ir jisai atvežė standartą iš Amerikos, mes kalbam 90-ųjų pabaigą. Nes mes turėjom problemų tada. Toj kariuomenėje. Buvo madingi tokie kirpčiukai, čia kur buvo nemadinga... Maletai? Kaip čia vadinasi? Latviška šukuosena. Muletas, Senasis Homičiaus. Taip, muletas. Tai muletai. Ir higienos įgūdžiai nebuvo dideli, ne? Tai ten kaupdavosi tokie riebalų šalikai. Po to buvo madingi tokie bakimbardai, suaugantys į barzdą, žinai, ir čia tokie vos ne... Motorhead. Lemis, ne? Jo. Tai va, tik šitos. Po to buvo įvairiausi kiti dalykai. Ir jisai atvežė fizinio normatyvų žmogus, atvežė šitą tą amerikonišką standartą ir jį patvirtino ir jisai galioja. Galioja. Toks. Tai žodžiu, mes tada buvo rimta kova prieš tas bandas, ne? Tų laikų. Dabar kaip ir išeinam į tokį principinį klausimą. Tai jeigu grinai biurokratiškai, tai rinkis tarp kariuomenės ir barzdos, ne? Tai paprastai, nes reguliacija tokia, standartas toks, tu nori būti už standarto, tvarkoja, tai ten tai yra čia tų barzdų, tai ima dėl skūtas ir čia alergija gaunasi, ten daktaras lengvai pažymą išrašo, žinai, tai ten visokių yra ten tų apėjimų. Bet mano, sakau, bendras principas, tai man, ar tu su barzda ar ne barzdo, ar be barzdos, man svarbu, kad tu kariauji, ne? Asmeniškai. Bet yra standartas, arba tu jo laikais, arba ne. Ir čia jau tavo pasirinkimas.
Nes berots O pasakojo. jeigu tu rašai, kad tau neleidžia barzdos skundą ir taip toliau, ir tu teisybės ieškai, tai tu iš tų unhappy ir tada, nu, tu jau... Kažkaip keista, jeigu tave veikia barzda, tave veiks viskas, nu, tipo, Jo. žinai, ar čia problema yra, kai didesnė problema yra Ne, lauke tai karo? faktas yra, jeigu tu, bet kokia linija vadų pastatyti tam, kad būtų vykdomi įsakymai, ne? Ir va, tas barzdų grubiai įsakymas, jisai buvo, iš principo gal jį galim peržiūrėti ir visą kitą, bet ne apie tai šneka, bet šiandien dieną jisai galioja ir tu prieš jį kaunėsi. Tai tu siunti žinutę, kada bus kovinės aplinkybės, aš tau duosiu įsakymą ir tu gali uždėti, ne? Paprastai uždėti. Ir tu tada patenki į tų stebėtinų karių kategoriją ir aš tada tau galvoju neįgyvendinimą užduoti ir žiūriu, kaip tu kankinės. Žiūrėk savo barzdą. Nu visai gali padaryti. Žinai. Tai man atrodo, kad klausimas nėra toks aktualus, kiek mes jį aktualizuojam, nes kariuomenė nėra apie aš, yra apie mes ir kaip mes ten padarysim kažką teisingai. Jeigu tu aš iškeli virš mes ir mūsų bendros veiklos, nu, tai ar tu čia tikrai šitam judesį dalyvauji. Nes berots irgi ten buvo vienas intervas apie Ukrainą pasakojo, kad irgi atėjo daug, kai karas prasidėjo ir ilgaplauk ir visokių, sako, po metų dviejų, sako, visi savaime nusiskuto patys. Nu, ir šiaip dėl patogumo, dėl higienos, dėl visko, sako, galų galę, sako, pradėjo skustis dauguma tiesiog. Žiūrėjau, maskuotę iš tavo barzdos, aš neįsivaizduoju, kaip maskuot barzdą tavo reikia. Į viršų Tai maskavęs iš karto. Jo, naktį tai drąsiai. Man labai mažai maskorės tai reikėtų čia tiesiog, žinai, sėdėti. Tau turbaną užsidės viskas jau vietai. Kadirovcas. O šiaip va dėl batų kalbant, čia turbūt aktualesnis dalykas, kariuomenės vadai vieni kaitelio, kiti savai darė, ar karys gali savo batus nešio dabar ar ne? Ar dabar pagal statutą? Jūsų išduoti matau. Jūs pataikėt. Tai kai mes kalbam apie reikalus ir madas, ne, grubiai. Kalbam apie vienodai sudėtą kuprinę. Nes tu gali per savo kuprinę, gali paimti žuvusio draugo kuprinę, žinai, čia šaudmenys, čia visą kitą. Mes kalbame apie standartą. Viskas paspręsta labai paprastai. Yra kariuomenės išduoti dalykai ir tu pakankamai protingas ir tu žinai, kas tau išduota. Ir, nu, paprastas dalykas. Ėjau ir išsidūriau akį. Klausimas, ar užsidėjo apsauginius akinius. Turėjai ar ne? Taip, ten šaka buvo tokia, kad per visus akinius man į akį įdūrė. Parodyk, čiūk, pradurti, o kokia šaka, ne? Ne, neturėjo, nedraudiminis įvykis. Nes karys prie visų kitų dalykų yra draustas, ne, valstybės. Pasitempiau čiurną su lova batais. Nedraudiminis įvykis. Tai kad tokios kovos kaip ir nėra, bet aš tik pasakau sistemą, kuri yra už. Tu pasitempiai, nu, nes kai prasideda yra tie, kaip ten, barzdų, auskarų, po to vedybų, nu, ten, tie norai nesibaigia pa žmogų, ne? Tai va, tai... Dažniausiai taip parūkyt. Kalbant apie batus, tai aš turėjau tokią nuostatą, man buvo užsidegę, kaip kariūnas buvo kojos, čekiški batai tokie buvo uždėti, čia šitą... Per barę buvau čia tam, kur čia prie Jeruzalės, ten tokia ligonė buvo. Su pasileidėlėm tų laikų 90-ųjų sėdžiu, aš tai, nu, kaip, žinai, kojos visos toj vadinamai žalumoj, ne žalumoj, fioletinis toks skystis, žinai, kaip. Tai buvau savo nuostatą davęs nesidėti valdiškų batų, niekada. Nu, ta prasme, nusipirksiu aš. Tai irgi aš visokių nešiojas, visą kitą, bet dabartiniai batai, kur išduoda, nėra jie blogi, palyginus su to, ką gaudom mūsų laikais, ne? Nu, tai jie pakankamai kokybiški, visą kitą. Mano lietuviški buvo iš viso. Nu, tai taip. Nes lietuviai garsėjo nuo seno batų gamybą. Vadinosi naginės ir klumpės, ne? Aulas. Aulas. Ne, ten buvo su patriotiniais pavadinimais fabrikai, Lituanika, visą kitą. Tai ką noriu pasakyti, tai
paradė, kadangi viskas turi būti vienodai. Ir kadangi visi žino, kad tu juos turėjai, tai tu juos susidedi, visą kitą. Išeini į lauką savo riziką, užsidėk, jeigu tau galvoji, kad su kitais geriau tau. Ten kainelį irgi panašiai kaip ir survivalė, raice, šitų batų, kuriuos dabar dėviu ir jie panašus stovi ten. Arba netapatus. Tai dažnai vėl tas noras įskirti, žinai, kaip aš sakau, papankuot kariuomenį, žinai, tai jisai užveža tą naudą galimą ar tikėtiną. Tai toks dalykas yra. Turite dar klausimų? Man labai buvo aktualu barzda. Aš nežinau, čia primaliau, bet manau atskleidžiau filosofinę mintį apie barzdą, ne? Taip, absoliučiai taip. Aš dar... Yra rezervistai atvažiuoja, savanoriai kariai, kurių nėra pagrindinis darbas ten būti dalinėje atitinkamą laiko kiekį. Tai jiem ten kažkokių, taip, pro pirštelius pažiūrė, ar nuskuto barzdą, ne, kaip buvo rezervo mokymas. Skuto, jokauja. Iš viso pas mus buvo kopija su tokia ryža barzda, tai jisai įkytelį susikiždavo ir valgydavo pusryčius. Bet tas mes tarnavo kariuomenį? Į rezervo mokymas, mes buvom pabradį. Tai jo, ir įstrigo dėl to, nes tada dar COVID'as siautė. Tai man įstrigo ir tą kaukę, barzda visur. Viską ant kiek nepatogu, ta prasme, ten, bet, žinai, ten kiek mes 20 kelias dienas buvom, tai rezervo mokymai, čia grįžti prie savo kompo, tai... Yeah. Tai tam pačiam garsiam ir labai nuožmiam batalionė mes turėjom, nes tie rezervistai irgi bangom eina, tai apsilpsta, tai vėl atnaujina. Tai čia vienam ir prieš jau čia dabar prieš 15-16 metų atnaujino tą rezervistų rengimą ir atvažiavo prie metalo vaikiną, žinai, bet su plukais taip iki juostų, žinai, ilgais tokiais. Tai jis gavo kolektyvinį spaudimą, toks reiškinys yra kariuomenėje. Nedaryk savo problemų būrio problemų, principėlis toks. Tai jie kalbėjo ir jisai plikai apsikirpo tas vyras. Iš to, ten iš vos ne 1,20 m plaukų, bet jis pats jau jautė, kad... Iš Airido tapo mantų. Tai mes padarėm specialų tokį suvenyrą, kaip dabar atsimenu, tą žinai, juostą į tokį ratuką susukom, kaip Napoleonas nešiodavo plaukus, žinai, susukom į tokį remelį padarėm ir tą before, after. Čia prieš rezervisto rengimą, čia buvo. Tai toks fainas buvo koležas, padovanojom užsakiusiem programą dideliem vadovam ir jie liko patenkinti, aišku, ko gero, nelaikė to kovotojo plaukų kažkur kabinete. Taip. Buvo. Geras. O šiaip dar paskutinis gal klausimas. Man 35 metai, aš dar galiu kaip nors leitenantu tapti, ar jau čia viskas? Jūs Lietuvoje galite tapti, kuo norite. Va taip. Tu tai būsi prezidentu galėsi tapti. Ne, tai prezidentu tai neįdomu. Būsite prezidentu ir įsiteiksite bet kokį laipsnį pats savo. Wow, ir karo laukia be kepurės, sakė. A čia tai galima toks dalykas yra? Ne, Aš galvoju, kad linksmai darysi. Aš galvoju, kad Nausėda gal kažkokios savo įsisteigęs yra, kad generolo kokios. Ne, yra, pas mus yra politinė demokratinė civilių kontrolė, tai reiškia, kad kariuomenės vadas, kas yra aukščiausias kariuomenės pareigūnas, jie paklūsta krašto apsaugos ministrui ir vyriausiam ginkluotojų pajėgų vadui Respublikos prezidentui. Tai, ką noriu pasakyti, tai ta komanda FAS ar ne FAS hierarchiškai turi pasakyti civiliai ir tada kariai pradeda veikimą. Tokia. Bet mūsų teisėkūra gera, kiekvienas pilietis turi teisę priešintis, jeigu jums atrodo, kad čia ataka, karas ir taip toliau, jūs nevykdot neteisėto įsakymo pasiduoto, imat tą ginklą, kurį įsigysit ir pradedat veiksmus. Po vienišo vilko, nelabai parengto, bet norinčio veiklą. Tai ką, ačiū labai, kad skirėt savo laiko ir atvykot pas mus, papasakot tą tokį vidinį gyvenimą jauno kario, kaip jis atrodo, kas jo laukia galbūt ir koks bus barzdos jo likimas, jeigu jisai sugalvos tapti kariu. Ir ar skaniai valgys? Ja. Barzdos likimas kaip ir Lietuvos priešų, liūdnas. Absoliučiai taip. Tai gerai, tai šito gal sekundėlę reklamai
vis dar yra vietų, stokite į Karo akademiją, lk.lt saitas, Facebook'e, Instagram'e visur esam. Ir kartu padarysim daug žavių dalykų Lietuvai tėviniai. Ir ačiū jums vaikinai, maloniai pasidėjom, taip ir neatsidariau, nepralaužėm, bet rasim dar progą. Aš nebijoju. Išsinešimai padarom. Tikimės, kad neapkasose kur nors. Galima, kodėl? Kažką paimituot. O, blogai, jau kažką pasirinkti. Tu čia vat buvo, kai mes Padaryk darėm... 20. Bet žinai, kas yra, aš pastebėjau, kad tu kai kariuomenės žmonėm duodi idėją kokią nors ir labai skirtingai reaguoja, kai buvo su kemperio sprogdinimu. Vienas pareigūnas iš karto, žinai, jau matai, kad jam galvoja, dėliojasi mintis, kaip tai padaryti, o kitas to, ko negalima daryti, to dalyko. Jo, mes turime tokį vasarinį renginį, kur keliavome aplink Lietuvą su kemperiu ir darėme kartu su irgi Lietuvos kariuomenė. Ir buvo 2 majorai. Jo. Ir mes kažkaip ant vairą sakom, ar galėtume susprogdinti, paleisti. Mokamais tikslais. Jo, mokamaisiais. Tai vienas iš jų pradėjo galvoti, kad gal visai ir idėja būtų, o kitas sako, ne. Ir po to, žinai, turėdavo primintis, negalim, nedarysim šito. Ir paskui gadėjome kitos išvados, kad jeigu mes susimokom už šovinį, kuris kainuoja ten 60 000, tai dar galėtume O pagalvoti. tu ką iš džiavilino norėtum jo? Jo, tai didelį vieną efektą padaryti. Ne, šiaip su Karo akademija, tai mes dar turėsim, gal ir nežino viršininkas, bet turėsim dar vieną projektą, aš jums už kadro papasakosiu. Gerai. Tai vat. Gerai. Tai ačiū dar Ar kartą. reiks perėti kitą šalį, į teritoriją kitos šalies? Tau taip. Vaskinsim. Viskas. Ačiū dar kartą. Ačiū. Tai, ponai, ačiū ir žiūrovui, kuo geriausios kloties, be panikos ir ruošiamės geriausiam, kuris bus. Prasideda nuo ryt, ne? Taip. Tikrai taip. Absoliučiai. Iki. 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 Iki.